Mišriosios Seimo narių frakcijos grupės vardu kalbės Aušra Maldeikienė. Labą dieną. Aš iš tikrųjų norėčiau pabrėžti 3 dalykus. Pirmas dalykas, kas yra biudžetas. Šiaip biudžetas kažkaip Lietuvoje visus tos 26 metus, mano stebėjimo, yra suvokiamas kaip finansinis dokumentas, neturintis jokio ryšio su Lietuvos žmonėmis. Aš netgi radau savo tekstą rašytą 91 metais, kuriame tai rašiau. Pastarosius 15 metų, mano stebėjimais, biudžetas iš vis virsta kažkokių keistų finansinių ataskaitų dalykų. Dauguma Seimo narių nesuvokia tų visų sudėtingų abrakadabrų, tenai finansinio ataskaitingumo ten kažkokie dalykai. Bet iš tiesų biudžetas yra tiesiog valstybės kišenė. Jeigu tu padarai biudžetą tokį, kad šeimos biudžetą, kad šeimos nariai išgyventi negali, tai arba jos reikia mėtyti pro langus, ką mes sėkmingai darome, siūsdami jos į lėktuvus, arba to žmonės reikia užsiųsti į užribį ir mes tai irgi sėkmingai darome. Tai pirmiausia, aš labai noriu, čia nėra aišku, man labai nemalonu, kad nėra naujojo premjero, nes vis dėlto yra jo pagrindinis darbas, galų gale ir jo pažadas mums visiems buvo, kad jis atsisuks į žmonės. Aš nesutinku su nesąmonė, mano supratimu nesąmonė, kad žmonės balsavo taip, kaip jie šiemet balsavo, dėl to, kad jie ilgisi Sovietų Sąjungos. Jie balsavo todėl, kad jie palaipsniui grįžo į Sovietų Sąjungą, kur yra tik tai skaičiukai ir kažkokios ataskaitos, bet nėra žmogaus. Dabar konkrečiai, kas yra, ir kad nėra pono Skvernelio, man yra nemalonu, nes aš labai kreipiuosi tiesiai į jį, išsiųsiu asmeniškai laišką, kad atkreiptų dėmesį, kad biudžetas yra be žmonių. Pasižiūrėkite, šitame biudžete, aš pateiksiu vieną pavyzdį, bet aš jų žinau daug. Šitame biudžete yra numatyta didinti neapmokestinamą pajamų dydį. Kas atsitinka didėjant neapmokestinamam pajamų dydžiui? Vyksta visiškai paprastas dalykas. Daugybė žmonių tikriausiai gaus netgi 37 eurais daugiau, jeigu jie turi 2 vaikus. Tiesa, jeigu jie gyvena socialiniam būste, jie gali netekti tokio paprasto dalyko kaip būsto. Tada rezultatas šitų padidėjimo 37 eurais yra -100. Taip? Žinot, ypač Vilniaus situacija. Tai, kas darosi Pilaitės Karaliaučiaus gatvėje, ir tikriausiai jūs visi gavote tą laišką, yra skandalų skandalas. Kada iš tikrųjų didėjant kokiem nors valstybės pasiūlymams ten pagerinti dirbančių žmonių, ir tai buvo ir pristatyta vakar laikinai einančios ministrės pareigas, kad šitaip mes siekiam motyvuoti dirbti. Ne, mes šitaip siekiam motyvuoti nedirbti, didindami tą NDP, jeigu jo nesusijęm su valstybės remiamų dydžiu, kuris yra nuo 2008 metų lygiai tas pats 102 eurai ir jau seniai neturi jokio ryšio su tikrove. Aš atkreipiu savo kolegų dėmesį į tai, kad dar šią vasarą, 2016 metų Liepą, jau ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija primiktinai dar kartą, 3 kartą šiemet primena mums. Sutvarkykite savo dydžius taip skaičius, kad jie turėtų logikos ir žmonės turėtų noro dirbti. Nes dabar, iš tikrųjų, daugelis šeimų padidinus tą NPD bus priverstos išeitis darbą, kad neprarastų 100 eurų, ar ten 100 eurų, kuris jiems reikalingas būstui. Tai kol nesutvarkytas šitas pirmas momentas, čia aš tik mažą detalę sakau, kalbėti apie tai, kad šitas biudžetas turi kokį nors prasme, yra iš tikrųjų neįmanoma. Tai normalus sovietinis biudžetas, kuriame yra viskas išskyrus žmogus. Antras dalykas, nematoma visuma. Ką aš turiu galvoje? Kai nuolat kartojama iš tikrųjų labai teisinga mintis, kad biudžetas turi būti subalansuotas, turi būti finansinės rizikos minimalios, nesugebama pamatyti kito dalyko, kad finansinės rizikos yra pasiekmė iš ekonominio stabilumo, realaus sektoriaus stabilumo. Ar realus sektorius Lietuvoje yra stabilus, o realus sektorius tiems, kas gal nežino ekonominio termino, pasakysiu, tai yra ūkis, tai yra verslas, namų ūkiai, taip toliau, tai yra visa ta ekonomika, kaip jinai funkcionuoja. Kai masiškai išvažiuoja darbo jėga. Tai ūkis nestabilus ir mes sakome, finansinės rizikos mažai. Tačiau, kai aš kalbėjau su fiskalinės institucijos, kaip iš tiesų dabar vadinasi kontrolė, žmonėmis, analitikais, jie man sakė, bet mes jiems aiškinam, kad jūs pasirašote 995 tikslus, bet jūs pagrindinį tikslą žmonių išgyvenimą praleidžiate. Tai šito niekas nepastebi. Trečias dalykas, tai yra biudžetas siūlomas, biudžetas yra vidutinės klasės tolesnio naikinimo biudžetas.
Kada Lietuvoje baigsis tas absurdas, kažkokios ten šizoidinės formulės, aš nesugebėjau surasti per pastarosius 10 metų, kurios ieškau šalies, kuri kažkaip ten NPD prijungtų, atimtų, perskaičiuotų formulės, kurtų. Taip ir matau bepročių veidus, kurie kuria formulės, kaip padaryti, kad viskas liktų kaip yra, nors aiškiai neveikia. Kai sugalvojama, kad žmogus, kurio pajamos 1000 eurų ant popieriaus, Lietuvoje jau tas, kuris negauna neapmokestinimo, buvo beproto turtingas, tai aš noriu pasižiūrėti į akis tiems žmonėms. Aš vakar bandžiau poniai Budbergytei pažiūrėti į akis, bet kažkas ten su akim yra blogai. Tai aš iš tikrųjų noriu kolegas įspėti. Ir ypatingai kreipiuosi į naująją valdančiąją daugumą. Jūs, žinoma, galite dar padidinti emigraciją. Ir jeigu daugelis parametrų vidinių nebus subalansuoti šitam biudžete, tai patikėkite, emigracija augs. Ir tada aš dar kartą grįžtu prie gerosios praktikos, kurią mus tiesiog įpareigoja mūsų troškimas įstoti į ekonominę bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją, kur mes prašomės įkyriai daug metų ir kurie mums visą laiką sako, susitvarkykite savo sistemą. Europos komisija mums sako tą patį, jie tikrina fiskalinį tą momentą, ar finansinis stabilumas yra, bet jie uždarė durisgi juokėsi iš mūsų ir sako, jūs pažiūrėkite, kokią migraciją turit prie tokio augimo. Sutvarkykite tik rodiklius, rodiklių turi likti 5 ir rodikliai 2, kurie, manau, yra esminiai. Atskirties mažėjimas, bet atskirties mažėjimas išmatuotas nelygybės lygio, pajamų nelygybės mažėjimu, nes pagal tą skaičių pralenkėm Jungtinės Amerikos valstijas realių vertinimų. Ir antras dalykas - emigracijos mažėjimas. Ir jokių kitų 995 rodiklių, kur pusę pakeisim vienos ar kitos mokyklos grindų spalvą, iš tikrųjų niekam nereikia.